Kalbant apie finansus, nereikėtų pamiršti psichologijos, nes labai dažnai mąstymas turi įtakos galutiniam rezultatui. Mes kažko norime, bet visada kažkas nepavyksta. 6 mėnesius norime būti milijonieriais, bet dėl kažkokių priežasčių nepasiekėme toliau nei iki jaukios kėdės ir YouTube žiūrėjimo. Ar dėl to kaltos aplinkybės? Ne. Ar tai galimybė? Ne. Talentas? Ne. Priežastis? Ji yra čia. Tai jūsų norma. Šiandien kalbėsime apie labai įdomią, svarbią ir šiek tiek pavojingą temą, nes toks vaizdo įrašo pavadinimas yra ne veltui. Pabandysiu jums duoti naudingų dalykų, apie kuriuos galėtumėte susimastyti ir pakeisti savo gyvenimą. Papasakosiu apie savo patirtį ir dabartį ir išsklaidysiu keletą šiuolaikinių stereotipų. Kiek įmanoma trumpiau ir aiškiau, ar mėgstate būti mušamas? Akivaizdu, kad ne. Jums tai nepatinka. Jūs to netoleruojate. Draudžiate tai ir darote viską, ką galite, kad apsuptumėte save tokiais dalykais, žmonėmis ir situacijomis savo gyvenime, kurie neabejotinai to nedarys. Tai yra jūsų normalumo lygis. Na, pavyzdžiui, jūs suprantate, kad tai yra blogai ir skausminga ir niekada nesusitiktumėte su žmogumi, kuris taip elgtųsi. Noriu pasakyti, kad vis dar galite rasti geresnių, bet tikrai neieškosite blogesnių. Tikiuosi visi supras, ką turiu omeny ir kaip tai pasireiškia konkrečiai jums. Užbėgdamas į priekį, labai senai užsiemu YouTube veikla. Turiu daugybę kanalų ir nuo tada mano pajamos buvo... beveik jų nebuvo. Gyvenau su mama kaip paauglys ir ėjau į mokyklą. Ir tarsi iš inercijos tobulinu savo įgūdžius ir užsiiminėjau YouTube kanalų. Drugelio efektas. Palaipsniui tai tampa visaverčių darbu, kuriame dėl konkurencijos svarbu turėti aiškų grafiką ir reguliarumą. Jei dėl konkurencijos atsiranda aiškus grafikas ir reguliarumas, pajamos pradeda augti. Tačiau tam tikra riba. Kas nutinka šioje vietoje? Noriu augti ir noriu uždirbti 100 000, bet tarsi neturiu energijos kurti vaizdo įrašus ir juos redaguoti. Tarsi visą tai atidėlioju, todėl darau tik 30% to, ką noriu daryti, jei ne mažiau. Kokiagi to priežastis? Mūsų smegenys yra didžiausias tinginės. Jos stengiasi sutaupyti kuo daugiau energijos, o daryti per daug nereikalingų veiksmų yra per daug energijos. Taigi to, ką jis laiko nereikalingų, tiesiog nenori daryti. Jis pastato įsivaizduojamą barjero, todėl taip sunku pradėti dirbti, o jūs tiesiog norite gulėti ir žiūrėti telenovelės, vartoti pigų dopaminą. Beje, apie tai irgi bus vaizdo įrašas, todėl nepamirškite varpelio. Mūsų smegenys yra tinginio priklausomybė. Jos nori gauti dopaminą ir sunaudoti kuo mažiau energijos. Mūsų supa sienos, mums šilta, turime maisto, drabužių, įvykdėme savo biologinę paskirtį ir instinktą. Vis dar esame gyvi ir nėra jokio pavojaus, viskas ramu, mums nereikia maisto. Jis yra šaldytuve, nusipirkome jo iš parduotuvės. Tad kam eikvoti išteklius kam nors kitam? Štai kodėl man buvo taip sunku. Atlikdavau tam tikrą darbo dalį, nors ir tos dalies daryti nenorėjau. Mano smegenys nematė prasmės, nes nematė tam poreikio, todėl tinginiavo. Einu į mokyklą, esu aprengtas, pamaitintas, kartais gaunu kišenpinigių, man šilta ir saugu. Ko dar reikia, ypač kai esu paauglys? Kokių vaizdo įrašų, kokia kanalo plėtra, kai nėra paramos? Tada nebuvo jokios motyvacijos ir apskritai. Kam? Kokios finansų studijos? Kokį darbą? Kokia prasmė kažkur augti ir siekti? Esu komforto zonėje, esu moksleivis, turiu savo normalumo lygį, kuris yra gerbiamas. Žemiau to lygio nėra, o aukščiau jo. Kam eiti aukščiau? Esu patenkintas tuo, kaip viskas yra. Galvoja tingia smegenis, bet jūs galite arba apgauti smegenis, arba priversti jas išvelgti poreikį. Daugiau apie tai kalbėsime vėliau. Galite rasti save šiame mano ankstyvosios jaunystės ir ankstyvos karjeros pavyzdyje, su trupučiu charakterizavimo. Norite pradėti dirbti, bet turite viską, ko reikia išgyvenimui, tačiau jums trūksta motyvacijos ir energijos, ką nors daryti. Todėl labiau norite tinginiauti ir taupyti išteklius, o ne ko nors siekti. Jūsų atlyginimas yra 1200 ir norite daugiau, bet turite 1001 pasiteisinimą keisti profesiją, darbo vietą, miestą ir apskritai. Viskas gerai. Stabilu gyvenime. Kita kartą. Visose šiuose pavyzdžiuose parodomas normalumo lygis. Jis iš esmės yra labai panašus, nors sakyčiau, kad tai yra beveik tas pats, kas komforto zona. Pavyzdys su atlyginimu. Jūs įpratę eiti iš metų į metus. Toje pačioje vietoje metai iš metų tapote šabloninė programa, kuri veikia stabiliai ir ją taip sunku perrašyti. Jūs pripratote gyventi iš mažo atlyginimo. Pripratote taip gyventi, pripratote prie visko, kas jūs supa, kas jūs išlaiko tokiame lygyje. Yra žmonių, kurie įpratę gyventi mažame vieno kambario bute. Patogiai ir šauniai, nes jie prie to pripratę. Jie tiesiog nejaučia didelio poreikio daryti daugiau. O yra ir tie, kurie turi aukštesnę kartelę. Vienas miegamasis yra baimė, o norma yra dvaras. Ir dar yra tokių, kurie bijo dvaro.
daro, o norma yra rūmai. Pakeldami normą, jūs pasąmoningai negalite nusileisti žemiau tos įsivaizduojamos kartelės. Iš pradžių atlyginimas 2000 yra daug ir po kurio laiko nesuvokite, kaip jums apskritai pavyko išgyventi už tokius pinigus. Jūs turite teritoriją ir pasistatote nuosavą namą. Jis gali būti vieno aukšto ir jums bus gerai, arba galite jį pasistatyti kur kas didesnį. Viskas priklauso nuo jūsų. Tik ši teritorija, šie namai yra jūsų galvoje. Jūs arba esate patenkintas mažais atlyginimais ir tai yra jūsų normos lygis, arba pasiekėte aukštumas ir jums nėra įsivaizduojamų lubų. Jūs judate toliau ir toliau ir toliau ir tai yra tavo normos lygis. Visa tai yra paviršiuje, tik nedaugelis žmonių į tai atkreipia dėmesį, daug kas dėl pažangos internetinių žvaigždžių ir informacijos čigonų mano, kad visa tai yra tik gražų žmonių žodžiai, kad jie parduoda orą, milijonierių mąstyseną ir kitus dalykus. Tačiau tiesa ta, kad norint pasiekti savo tikslus ir sėkmę nepakanka talento. Žuvis pūna nuo galvos. Ir čia tik jūsų pasirinkimas – būti pūvančia žuvimi arba tobulėti, bet tai irgi prasideda galvoje. Apie kažką panašaus jau anksčiau kalbėjau vaizdo įraše, apie pasąmonę, kaip padidinti normalumo lygį, kurį kai kurie priėmė skeptiškai, kad aš esu keistas, kad tikiu visais tais dalykais. Bet tokiam žmogui nepaaiškinsi, kad tai nėra tikėjimas kažkuo stebuklingu, tai tiesiog metodai skirti nustatyti vidinį dialogą su savimi. Tai nėra tikėjimas visata, kuri yra kažkur ten. Ir mes skaitome jai skirtas afirmacijas. Visata yra čia, kiekviena iš mūsų viduje. Ir mes mokomės kalbėti su ja ir su savimi. Prisiminkite entuziazmą, kai džiaugiatės kažko šauniu. Visa tai jums padeda energingai jaustis visada, nesustoti matyti teisingą kelią, o normalumo lygis tam padeda. O kaip jis susiformuoja? Paprasta. Gyveni šūde, tave supa šūdas, blogi įpročiai, pigus dopaminas ir visa kita. Porą metų ir tavo normalumo lygis prilygsta tam šūdui. Jūs tik atrandate patogų gyvenimą su atsilupusiomis sienomis, kai tave supa silpnavaliai ir nelabai protingi žmonės, be jokių siekių. Tai, kas jūs supa per ilgai, tampa įpročių, rutina ir žinokite, kad blogo įpročio sunku atsikratyti. Atrodo, kad norisi kažko geresnio ir atrodo, kodėl esate prie to pripratę. Ar dabar supranti, kaip jį paveikti? Atsakymas prašosi pats – keisti viską. Jei jaučiate, kad viskas aplink jūs yra blogai, tuomet bręsta vidinis konfliktas, bėda dėl jūsų nelaimingumo. Pakeiskite viską, pakeiskite jūs supančius žmonės, ieškokite daugiau emociškai sveikų, patikimų žmonių, kurie siekia viršūnių, o ne tų, kurie yra įstrigę TikTok ir nieko nevykdami, geria butelį alaus. Pakeis savo butą, pakeis savo miestą, šalį, darbovietę, profesiją, nepririškite savęs prie to, kas jūsų netenkina. Visi seni dalykai, kurie tau netinka, išmesk, kaip ir visus senus dalykus, kurie tave tempia atgal. Ko jums nereikia ir kas užima vietą, išmeskite tai, kad padarytumėte vietos naujiems. Pakelkite savo standartą, pakeldami gyvenimo lygį. Ieškokite darbo ar darbų, uždirbkite daugiau pinigų, investuokite juos į save, kad galėtumėte dirbti mažiau. Pasipildykite žinias ir dirbkite su savo sąmoningumu. Jei pasąmoningai leisite savo turtus, jie taps netokie ir nepasiekiami. Atminkite, kad galimybė pakelti normos lygį, pats normos lygis pirmiausia yra projekcija, jūsų mąstymo ir sąmonės. Jei jums patinka šūdas, vadinasi gyvensite šūde. Jei mėgstate auksą, nemylėsite šūdų. Sieksite aukso ir anksčiau ar vėliau jį pasieksite. Šiam tikslui dirbkite su viskom naudodami afirmacijas ir meditacijas, knygas ir veiksmus. Investuokite į savo gyvenimo lygį, geresnės gyvenimo sąlygas, geresnį maistą, geresnį gyvenimo būdą. Parodykite save, mokykite save, kad taip ir turi būti. Ne mažiau, ne blogiau, o daugiau ir geriau. Pamažu keiskite savo gyvenimą, stenkitės ir tobulėkite. Palaipsniui iš lėto keldami kartelę, normalumo lygį. Bet niekada nepasiduodami ir niekada jo nenuleisdami. Arba galite rinktis pavojingesnius dalykus, bet greitesnių metodų. Taigi kokia likusi mano istorija. Aš persikėliau vienas be jokios pagalbos iš Sibiro į Maskvos gilumas. Būdamas 18 vienas įsinuomojau butą. Pakėliau kartelę. Staigiai, pavojingai, bet turiu susiformavusi galimybę. Žinau, kad galiu daugiau. Ir aš įjungiau savo smegenis į darbą, sukurdamas šį poreikį savo. Dabar manęs negali maitinti mama. Dabar turiu maitintis pats ir turiu mokėti už nuomą tiek, kiek anksčiau svajojau uždirbti per mėnesį. Ką turiu omeny? Nuoma 1000 eurų. Aš nuėjau pavojingų kelių, daugelį metų sklandžiai kėliau savo standartą, o dabar smarkiai pakėliau kartelę ir užsibrėžiau savo poreikį. Prieš metus svajojau uždirbti tokią sumą, o dabar privalau mokėti tokią sumą už butą. Ir neturiu jokios išeities. Turiu pakelti savo standartus. Anksčiau daug teisinausi ir pateisinau savo tinginystę, o dabar arba aš uždirbu daug kartų didesnę sumą, arba nuoma sudegs. Ir aš sėdėsiu ant užpakalio už 4000 kilometrų nuo namų.
Susikūriau būtinybę savo žmogiškoms tinginio smegenims, todėl man netaip lengva atidėti reikalus ir sėdėti prie telefono. Ir dabar aš net neketinu nusileisti žemiau. Ketinu įsitikinti, kad 1500 man būtų toks pats juokingas uždarbis, koks man buvo 500, kurie kažkada man buvo didžiulės pajamos. Tikiuosi, kad dabar supratote vaizdo įrašo pavadinimo prasme ir kuo jis yra pavojingas. Patekau į nepatogias sąlygas, įjungiau išgyvenimo instinktą. Kai turite norą, vystymasis gali ir neįvykti. Kai turite poreikį, vystymasis yra neišvengiamas. Plėšrus gyvūnas arba gauna maisto, arba tampa grobiu. Viskas, apie ką aš kalbu iš klipo į klipą, afirmacija, meditacija, vizualizacija, visų veiksmų visuma, kad sudėlioti visą dėlionę, tai nėra kažkas stebuklingo. Tai yra būdai kalbėti su savimi. Jūs arba žinote, kaip palaikyti dialogą, arba nesate įdomus žmogus. Ir jei mano pasakojime apie afirmacijas ir normalumo lygius jūs juokina, esą kaip galima tikėti tokiu šlamštu. Pirmiausia, ką turite padaryti, tai įsiaiškinti. Didindami normalumo lygį, didinate savo gyvenimo lygį. Kai kuriems žmonėms gera vairuoti seną Priorą, bet kai kuriems žmonėms neužtenka Maybach. Pateiksiu pavyzdį. Nesakau, kad visus pinigus išleiskite į kairę ir į dešinę. Nepamirškite finansinio raštingumo. Ir tai nėra vienintelis būdas reguliuoti lygį. Ir prieš darydami kažką panašaus į mane, turite susiformuoti arba rasti galimybių susiformuoti. Visgi šokti iš aukštai vis tiek geriau su parašutu ar su apsauga. Pirmiausia, pakeiskite savo požiūrį. Keliaukite bent jau mieste arba šalyje. Porą kartų per savaitę išeikite iš savo buto ir išeikite iš savo rajono. Žmonės, kurie visą gyvenimą gyvena viename provincijos mieste, vargu ar ką nors daugiau pasieks, nes jų pasaulėžiūra yra siaura. Ir toks gyvenimas jiems yra norma. Jų normalumo lygis išlieka toks pats. Jei nori daugiau, pirmiausia turi tai pakeisti. Savo mąstymą. Keiskite, modernizuokite, mokykitės iš naujų dalykų, laužykite senus modelius, šablonus, ribas, išankstinės nuostatas, elkitės ir gyvenkite kitaip. O kai būsite pasiruošę ir visą tai įveikę, pereikite į kitą lygį, pakelkite kartelę, pakelkite savo normalumo lygį. Tai veikia ne tik su finansais, tai tik kintamasis. Jis veikia su viskuo. Ir tai nėra kažkas stebuklingo ar dvasinio. Tai jūsų suvokimas. Tai yra jūsų galvoje. Pirmiausia, prieš išleisdami automobilį į kelią, turite sutvarkyti variklį. Pakelkite savo normalumo lygį. Pakelkite savo gyvenimo lygį. Gyvenkite. Tai priklauso tik nuo jūsų. Prenumeruokite bei paspauskite varpelį, kad nepraleistumėte naujų video. Ir iki pasimatymo.